Ispanų tapytojas ir tikriausiai vienas žymiausių kūrėjų žmonijos istorijoje, Pablo Picasso yra pasakęs: geri menininkai kopijuoja, o puikus vagia. Šią frazę galime suprasti dvejopai. Arba visi geriausi menininkai yra apsišaukėliai ir menas jau senai nebeturi vertės, nes viskas jau padaryta ir tai, kas kuriama šiandien, yra tik prastesnės šedevrų kopijos. Arba tam, kad sukurti kažką tikrai naujo, mes turime pasimti dalelę to, kas mus įkvėpė ir pažiūrėję per savo unikalią prizmę pritaikyti tai savo meninėje išraiškoje. Muzika, kaip ir visos meno sritis, dažnai kenčia nuo šarlatanų, kurie be jokios gėdos kopijuoja kūrinius ir pristato juos kaip savo. Jie gal ir turi įgūdžius pergrūti ar perdainuoti dainas, tačiau kūrybiškai prisideda labai nedaug arba visiškai nieko. Štai ir turime pirmąją citatos dalį. O dabar ją pabaikime. Vienas iš kelių būdų, kaip neatsidurti Picasso sakinio pradžioje, yra samplingas. Paprastai pasakius, tai garso takelio dalies panaudojimas kitame įraše. Samplus gali sudaryti ritmas, melodija, kalba arba net ištisi muzikos taktai. Jie dažnai sluoksniuojami, pagreitinami, sulėtinami arba tiesiog perdainuojami ir pergrojami. Tai yra jau nebeatskiriama muzikos dalis. Radijo stotis plyšta nuo pažįstamų motyvų, vakarėliuose šokame pagal panašų ritmą ir mūsų mėgstamiausi albumai kartoja šimtus kartų pasakytas frazes. Tačiau prieš skelbiant boikotą muzikai, pažvelgime į samplingo istoriją ir pabandykime suprasti, kaip ši paslėpta muzika atsidūrė topų viršūnėse. O tam, kad galėtume pamatyti šios technikos atsiradimą, trumpam nusikelkime į vienos klasikų laikus, nes čia rasime vieną pirmųjų samplingo pavyzdžių. Liudvikas van Bethovenas. Viena trečioji pirmosios vienos klasikų eros, stovinti šalia tokių gigantų kaip Josefas Haydnas ir Wolfgangas Amadėjus Mozartas, pasirodo buvo, Vagilka, velnių. pažiūrėjus atidžiau, visiems labai gerai pažįstama 9 simfonija arba Odė džiaugsmui yra ne visai originali. Nes beveik 50 metų prieš Bethovenui pirmą kartą parodant paskutinę ir mano manymu geriausią savo simfoniją, Wolfgangas Amadėjus Mozartas sukūrė Misericordijas Domini, kuris turi labai gerai atpažįstamą motyvą. Tačiau prieš šalinant Bethoveną iš muzikos vadovėlių, verta prisiminti, kad Mozarto muzika turėjo labai stiprią įtaką Liudvikui ir buvo didžiulis įkvėpimas jo kūrybinėme procese. Būdamas 16, Bethovenas net vyko į Vieną mokytis iš pastarojo klasiko, tačiau dėl ligos, kuri užpuolė jo motiną, jis buvo priverstas atšaukti savo planus mokytis iš pačio Mozarto. Ir nors samplingo terminas atsirado tik po maždaug 150 metų, žmonės visais laikais semėsi idėjų vieni iš kitų, vieni žanrai įkvėpė kitus, o be šio principo mes neturėtume vienos geriausių ir didingiausių simfonijų. Tikriausiai joks žanras neturi tikslios atsiradimo datos, tačiau yra viena išimtis. 1973 rugpjūčio 11 gimė hip-hopas. Didžėjus Kool Herc surengė vakarėlių kultūros centre Bronkse ir visam laikui pakeitė muzikos pasaulį. Būtent čia atsirado ir hip-hopas, ir modernus samplingas. Begrodamas tuometinius funko hitus, Hercas suprato, kad tam tikros šių kūrinių dalis susilaukdavo netikėtai pozityvios reakcijos iš publikos. Tipiškai, funko dainose yra vieta vadinama break, kai visa instrumentuotė nutyla, palikdama tik būgnų partiją. Ir kadangi per šiuos breikus publikos energija pakildavo į naujas aukštumas, Kool Herc nusprendė pabandyti pratęsti šias partijas. Grodamas tą pačią dainą iš abiejų grotuvų, jis labai paprastai ir gal kiek mėgėjiškai pagal šių dienų standartus sujungdavo ir pratęsdavo breikus. Tai patraukė tuomet jauno, legendinio didžėjaus Grandmaster Flash akį ir jis vėliau atrado naują būdą, kaip pratęsti breikus daug švariau ir ritmiškiau. Būtent jo technika yra labai arti to, ką turime šiandien. Ir nors pats žanras gimė 73-aisiais, pirmosios hip-hopo dainos buvo išleistos tik po 6 metų, 79-aisiais. Iki tol tai buvo visiškai gyva meno forma ir kai pasaulis išgirdo pirmąjį hip-hopo singlą, su juo grįžome prie pačios pirmosios samplingo technikos. Sugar Hill Gang
Rapper's Delight. Vienas pirmųjų ir labiausiai atpažįstamų šio žanro kūrinių samplino Chic dainą Good Times. Tačiau ši grupė naudoja ne Chic takelio iškarpą, o tiesiog pergrojo sekciją, kuri labiausiai tiko rapui, kas būtent tuo metu buvo labai paplitęs būdas efektyviai samplinti. Nes nors ši technika buvo tapusi visai naudojama praktika hip-hope, prodiuseriams trūko technologijos tam, kad studijoje sugrąžinti tą patį jausmą, kurį sukūrė Kool Herc ir begalė kitų besinaudodami DJ aparatūra. Ir tai turėjo keistis. Visai neužilgo, 86-aisiais pasirodė pirmieji nebrangus ir prieinami sampleriai, kurie pagaliau galėjo atkurti tą patį hip-hopo pradžios paprastumą ir pakeitė DJ patefonus prodiuserių studijose. Pirmieji buvo EMU SP12 ir SP1200. Jos naudojo Rick Rubin, kuris tuo metu dirbo su Beastie Boys, Cypress Hill, Daft Punk ir The Prodigy. Jau ties šiuo metu samplingas buvo paplitęs visame muzikos pasaulyje, nuo ankstyvojo hauso, elektronikos iki populiariausios muzikos. Tačiau vos po 2 metų nuo SP12 išleidimo, Rodgeris Lynn kartu su elektronikos kompanija Akai į pasaulį atnešė modernaus samplingo pamatus su MPC 60. Vietoj ankstesnių samplerių jungiklių ir mažų kitų mygtukų, MPC turėjo 16 didelių guminių pagalvėlių tinklelį, kuriamis buvo galima groti panašiai kaip klaviatūra. Net pats išdėstymas buvo paprastesnis nei konkurentų ir svarbiausia, šiuo samplerių prodiuseriai galėjo naudotis ir be brangios studijos, nes MPC galėjo prisijungti tiesiogiai prie įprastos garso sistemos. Šis sampleris padėjo prodiuseriams atsiplėšti nuo tuo metu pernelyg dažnai naudojamų funk samplų ir pradėti ieškoti garsų visame muzikos pasaulyje. Kūriniuose pradėjo vyrauti džiazo, soul ir begalės kitų žanrų skambesys. Vienas mano mėgstamiausių kūrinių A Tribe Called Quest Bonita Applebum yra nuostabus samplingo raidos pavyzdys. Prodiuseriai vienoje dainoje sujungė džiazą, soul, disco ir rocką, kad išgautų unikalų skambesį. Labai greitai MPC ir jo vėlesni modeliai tokie kaip MPC 3000 ir geriausiai atpažįstami MPC 2000 ir 2000 XL tapo pačiu svarbiausiu sampleriu muzikos istorijoje, kurio naudojasi tokie grandai kaip J Dilla, MF Doom, Q-Tip, Dr. Dre, Big Boi iš Outkast, RZA iš Wu-Tang Clan ir Kanye West. Be šio samplerio mes neturėtume tokio hip-hopo, kurį girdime šiandien, o šiuolaikiniai sampleriai, kurie vis dar semiasi įkvėpimo iš MPC, atrodytų visai kitaip. Kiek vėliau, 90-aisiais pradėjo populiarėti digitalus samplingas, nes tuometiniai kompiuteriai jau galėjo būti naudojami muzikos kūryboje, o specializuotų prodiuserinių programų atsiradimas išpopuliarino ne tik muzikos kūrybą bei ypatingai brangių instrumentų, bet ir pavertė samplingą tuo, ką mes turime šiandien. Ir nors samplo naudojimas pasiekė aukštumą su hip-hopu, tai labai greitai tapo viena pagrindinių technikų, kuriant bet kokią muziką. Gaila dėl YouTube autorinių teisių sistemos negaliu pagroti dainų, apie kurias kalbėsiu, tai paliksiu nuorodas į kiekvieną kūrinį aprašyme. 80-ieji kartu su hip-hopu atnešė ir house'ą, kurio pagrindiniai pamatai buvo disco bei funkas, tačiau house atlikėjai nesivaržė atsirinkti samplų iš kitų žanrų. Prodiuserio Simon Harris kūrinys Another Monster Jam puikiai tinka pavaizduoti samplų svarbą house'o pradžioje. Čia rasime net 10 samplų, kurie tobulai sumaišyti su Roland TR-808 būgno mašinos garsais, demonstruoja įvairiapusišką muzikos paletę. Visiems gerai žinomos elektroninės muzikos legendos Daft Punk nemažą dalį savo muzikos sukūrė samplų pagalba. Vienas žinomiausių jų kūrinių, One More Time, naudoja Edžio Joneso dainos More Spell on You trimitų partiją kaip pagrindinę melodiją. Ir dar vienas kertinis jau modernaus house'o kūrinys Make Love demonstruoja samplų svarbą šiame žanre. Italų prodiuseris Vito Lucente, čia pasivadinęs Room 5, pavertė Oliver Cheatham funko kūrinį Get Down Saturday Night į vieną labiausiai atpažįstamų house'o takelių. Jungle ir vėliau drum and bass atsirado 90-aisiais iš UK rave kultūros. Šiems stiliams būdingi greiti breikai, smarkiai sinkopuoti perkusiniai samplai ir sintetiniai efektai derinami su giliamis bosinėmis linijomis, melodijomis ir vokaliniais samplais. Šių žanrų pagrindiniai samplai atkeliavo iš dub, reggae, dancehall, o kartais net ir iš hip-hopo ar funko. Daugelis prodiuserių dažniausiai naudoja tikriausiai geriausiai atpažįstamą samplą Amen Break. Įvairiaspalvis ir žanrus laužantis atlikėjas Photek 95-aisiais pasivadinęs Studio Pressure išleido vieną mano mėgstamiausių jungle takelių The Water Margin, kuriame meistriškai panaudoti net 3 ikoniškiausi būgnų samplai žanro istorijoje.
97-aisiais vienas iš geriausiai žinomų drum and bass producerių Adam F. išleido eklektiškąjį Circles. Čia girdime Bob Jameso klavišų partiją iš kūrinio Westchester Lady, būgnus iš Do-de-Do ir vokalinius samplus iš 2 hip-hopo takelių. Galutinis rezultatas – vienas rimčiausiai skambančių ankstyvoje drum and bass pavyzdžių. Ir jau kur kas naujesnis Netsky kūrinys Pirate Bay, išleistas 2010-aisiais, vyresniems žiūrovams, tai buvo jau prieš 13 metų, naudoja Supreme Nightborn kūrinio Versatile Extension būgnų partiją. Labai greitai šie nauji žanrai susilaukė beprecedenčio populiarumo ir rado kelią į topų lenteles. Visi žinome, jog populiarioji muzika yra tiesiog to meto kultūros atspindys ir būtent dėl to samplai rado vietą superžvaigždžių kūriniuose. Nuo Michael Jackson, Britney Spears iki Dua Lipa. Grįžtant prie Britney Spears, jos topo viršūnėse karaliavęs Toxic pergrojo dainos iš Bollywoodo filmo Egduja kelyje styginių partiją ir panaudojo kaip pagrindinę melodiją. O 41 šalyje pirmąją vietą klausomiausių lentelėse nuskynęs Madonos kūrinys Hung Up modernizavo ABBA superhito Gimme 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 pagrindinę melodinę liniją ir trumpam grąžino ankstyvuosius 80-uosius į žmonių namus. O šnekant apie pop muziką, negalima pamiršti vieno iš pačių populiariausių samplų. Dougie Fresh ir Slick Rick takelis Ladi Dadi buvo samplintas daugiau nei 1000 kartų. Nuotrupos iš šio kūrinio galime rasti pas Biggie Smalls, Miley Cyrus ir net Venga Boys. Ladi Dadi yra 5. labiausiai samplinta daina visoje istorijoje. Kiti gerai žinomi pavyzdžiai yra Kendrick Lamaro Loyalty, kuriame samplinama 24K Magic pradžia kaip pagrindinė melodinė linija. Kanye West Bound 2 rasime kelis samplus, tačiau dainos pagrindas pasidės ant Ponderosa Twins +1 takelio Bound ištraukos. Drake'as savo kūrinyje Chicago Freestyle samplino Eminem Superman, Travis Scott pasinaudojo Goody Mob Cell Therapy, kad sukurtų 5% Tint, o jo vienas įdomiausių singlų 90210 samplino The Blue Sharks Itinerariero Romantico bei Kanye West Family Business. Žinoma, galėtume praleisti bent kelias dienas ieškant paslėptų takelių savo mėgstamiausiuose kūriniuose ir tikrai rastume kur kas daugiau nei pamatėme šiandien. Tai puikiai iliustruoja, kaip plačiai samplingas paplito muzikos pasaulyje. Nuo renesanso muzikos iki šiandienos hitų senai pamiršti kūriniai atgimsta naujose ir įkvepia jaunus kūrėjus. Mano galva, samplingas simbolizuoja mūsų norą pridėti save prie muzikos istorijos, paliesti tai, kas pakeitė pasaulį ir galbūt sukurti kažką naujo. Jei ne tas troškimas, muzikos padangė būtų kur kas mažesnė, o kūriniai, kurie suformavo ištisas kartas, būtų tik tolima fantazija. Muzikalumas nesibaigia ties įgūdžiais groti ar dainuoti. Sugebėti išgirsti skambesį ir panaudoti jį visai kitame kontekste yra tai, kas paverčia gerą muzikantą puikiu. Ir nors visada turėsime tokių, kurie naudosis kitų muzikalumu net neždami nieko naujo, saujelė vizionierių visada atras būdą, kaip paslėpti savo įkvėpimą garso takelyje. Geri menininkai kopijuoja, o puikūs vagia. Jokios čia nuodėmės, nes kuriant naujus pasaulius, tai būtina. Jeigu tau patiko šis video ir čia išmokai galbūt kažko naujo, būtų nuostabu, jeigu paspaustum laiką ir pasubscribintum mano kanalą, nes tai labai stipriai padėtų man. Bet kokiu atveju, su jumis buvo Reptilas. Čiau.